sukuriamas asmenų sąrašas, toks, kokį Kasčiūnas ponas pavadino nelojaliais asmenim, šitam asmenų sąrašui bus uždrausta valdyti savo turtą. Turiu minty lėšas komerciniuose bankuose ir kitą turtą. Jis bus įšaldomas. Jeigu būtų kalba tik apie Rusijos piliečius ir Baltarusijos piliečius, visi sutartumėm, kad galima apie tai svarstyti ir galvoti, kaip tai sureguliuoti. Bet kalba eina, cituoju, arba su jais, su tais asmenimis susijusiais Lietuvos Respublikos piliečiais, kurie bus susiję su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais, tiek fiziniais, tiek juridiniams asmenims. Ir šitą sąrašą beje sudaro Užsienio reikalų ministerija, ministras teikia vyriausybei, vyriausybė patvirtina ir įsigalioja šitiem asmenim draudimas valdyti turtą, realiai įšaldomas jų turtas esamas. Tai kaip ponas Kasčiūnas pasakė ir jūs matėte, kad nelojalius piliečius reikėtų šaudyti. Tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius. Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manas? Tikiuosi. Tai štai jums šitame įstatyme projekte pateikiamas nelojalių piliečių sąrašas. Ta sakau drąsiai, dėl to, kad nereikia jokios teismo sankcijos, kad šitiem asmenim būtų pradėtos taikyti sankcijos Lietuvos Respublikos piliečiams. Labadiena, tęsiu Seimo plenarinių posėdžių apžvalgas. Šiandien yra penktadienis, birželio 13 diena. Seimas apytuštis, ko gero ne dėl prieturų, o tiesiog Seime nevyksta jokia sesija plenarinė. Jos buvo dvi šią savaitę, kaip ir įprasta, antradienį ir ketvirtadienį. Ir kas įvyko šią savaitę, tai pirmas dalykas įvyko naujas teikimas, mes turėsime naują žurnalistų etikos inspektorių, tai yra Dainių Radzevičių, kuris ne tik turės daug bendrauti su žurnalistais, bet turės beje analizuos, kas yra dezinformacija, kas mane iš karto labai baugina tas terminas, nes dezinformacija viena yra dezinformacija, kitiem yra sąmokslo teorija, o tretiem yra tiesa, kuri paaiškėja šiek tiek tik vėliau. Tai vis tik norėčiau palinkėti Dainiui Radzevičiui sėkmės, buvęs Lietuvos žurnalistų sąjungos ilgametis pirmininkas, turėjęs bylų ir su politikais, kurie neteikdavo duomenų jiems arba atsisakydavo teikti žurnalistam duomenų, tas bylas yra laimėjęs. Tai tikrai palinkėčiau sėkmės žurnalistų etikos inspektoriaus pareigose. O prieš perinant tai, ką mes darėm šią savaitę, dar šiek tiek informacijos, ką mes turėsime kitą savaitę. Taigi kitą savaitę, pirmadienį kitą savaitę apskritai bus labai pilna visko. Visų pirma, mes turėsime klausimus apie mokesčius, visi pagrindiniai mokesčių pakeitimai. Tai yra gyventojų pajamų mokestis, turto mokestis yra nukeltas į specialią sesiją, kuri vyks pirmadienį. Antradienį mes jau tvirtinsime tuos mokestinius pakeitimus, apie kuriuos kalbėsiu šiandien, kuriuos jau patvirtinom, nepatvirtinom, mes balsavom prieš, bet Seimo dauguma tvirtino juos ketvirtadienį svarstymo stadijoje ir jau ateinančią savaitę bus priėmimas, vadinasi, tai reikės tik tai prezidento parašo ir įstatymai įsigalios. Kitą savaitę taip pat turėsime sankcijų dokumentą teikimą, vėl naujai teikimą. Apie jį kalbėsiu šiek tiek vėliau, nes teikimas turėjo būti šią savaitę, bet jis buvo išimtas iš darbotvarkės. O ketvirtadienį ateinantį numatytas priėmimas tų mokesčių, kuriuos kitą savaitę svarstytume pirmadienį ir dargi bus svarstoma antroji pensijų pakopa, tai yra teisė nutraukti, išeiti iš antrosios pensijų pakopos, teisė atsiimti pinigus ir atsisakymas pareigos visiems automatiškai būti įtrauktiem į antrąją pensijų pakopą. Taigi, sekanti savaitė tikrai labai aktyvi ir tikrai labai reikšminga visais aspektais.
Šita savaitė buvo kiek mažiau tokia aktyvi. Tiesa, to negalėčiau pasakyti apie ketvirtadienį, bet apie viską nuo pat pradžių. Valstybės skolos įstatymas jau priimtas, aš minėjau, kas lygtai taip atrodo labai toli, valstybės skola, tačiau jame yra du aspektai, apie kuriuos kalbėjau, tai yra naujas valstybės skolos skaičiavimo metodika nauja ir, Seimas suteikė teisę vyriausybei be Seimo sutikimo teikti valstybės garantijas net iki 100 milijonų eurų. Iki šiol buvo 12 milijonų, kaip jau minėjau, dabar yra 100 milijonų eurų. Vyriausybė pati be Seimo sutikimo galės tokias valstybės garantijas teikti. Kalbant apie valstybės skolos skaičiavimą, aš klausiau ministro, ar vis tik tai ką reiškia šitie nauji pakeitimai ir ar tie nauji pakeitimai reiškia, kad kiek jie pakeistų valstybės skolą, pavyzdžiui, dabartinę esamą. Štai kokį atsakymą gavau. Nespėjau paklausti per valstybės skolos įstatymo pakeitimą. Kiek pasikeis valstybės skolos skaičiavimas, įvedus dabar naują skaičiavimo metodiką, lyginant 24 metus turint skolą su dabartinė, jeigu paskaičiuotum pagal tai, ką mes priėmėm įstatymą. Kiek procentais keičiasi valstybės skolos skaičiavimas? Čia labai įdomus rodiklis. Nespėjau paklausti Seimo salėje. Jau šitą įstatymą valstybės skolos. Taip, tai buvo. Jūs iš valstybės skolos išėmėt dalį valstybės skolos, kuris skaičiuojama dabar. Klausimas, kiek keičiasi procentiškai? Man reikėtų Gal galite raštu atsakyti? Gerai, žinoma. Taip pat priimtas alkoholio kontrolės įstatymas. Paprastai tariant, ūkininkai turės teisę gaminti tradicinio alkoholinio gėrimo pavyzdžius, net iki 65% tūrio etilo alkoholio koncentracijos alkoholinius gėrimus. Apskritai tai nėra didelis kiekis, šie asmenys gali pagaminti iki 100 litrų per metus alkoholinių gėrimų ir tų minėtų tradicinių alkoholinių gėrimų pavyzdžių, jų kiekis negali viršyti 2 litrų. Taip įstatymas skamba ir šis įstatymas taip pat jau yra priimtas. Taip pat priimtas ir statybos įstatymas. Tokios reikšmingesnės pataisos. Prasidėjo statybos įstatymo pataisos nuo labai paprastos, lygtai atrodytų paprasto pasiūlymo, kad statinyje leidžiama tik ta ūkinė veikla, kuri atitinka statinio naudojimo paskirtį. Ir čia kėlė verslas problemas, ypatingai kavinės, kad jom būdavo ypatingai sunku pakeisti paskirtį statinio, o nepakeistus to, reiškia, paskirties, tos patalpos negalėdavo pradėti ūkinės veiklos, nes tiesiog negaudavo leidimo. Ir tiesą pasakius, nuo tokio atrodytų paprasto pasiūlymo jis apaugo tikrai daugeliu pakankamai reikšmingais pakeitimais ir visus, kurie yra susijęs su statybomis, rekomenduoju pasižiūrėti naujai priimtą jau įstatymą. Ten kai kas yra palengvinama iš tiesų ir kai kurie statybos reguliavimas, projektavimo šiek tiek sąlygos yra palengvintos. Tai visus, kurie susijęs su statybomis, atkreipiu dėmesį, kad įstatymas jau yra priimtas ir šiek tiek pakeistas. Tame tarpe ir jau mano minėtos galimybės vykdyti veiklą ir gauti leidimus statinyje, kurio paskirtis netitinka tos vykdomos veiklos. Taip pat priimtas dar vienas, bet jau nebe įstatymas, o nutarimas. Pamenate, Ignitis vykdydamas jūrų vėjo elektrinės parko projektą patyrė pakankamai reikšmingas išlaidas, milijonus eurų, ir Seimas nusprendė pavesti valstybės kontrolę atlikti valstybinį auditą, ar tos išlaidos per Ignitis Renewables įmonę, per pačios UAB Ignitis grupę, ar tie finansiniai ištekliai buvo naudojami efektyviai, ar konkurso dėl ūkinės teritorijos naudojimo buvo tinkamai skelbtos ir taip toliau ir taip toliau. Svarstymo stadiją pasiekė Lietuvos kariuomenės rūdininkų karinio poligono įstatymas. To įstatymo tikslas tai yra paruošti ir sutikslinti tam tikras nuostatas vokiečių brigados priėmimui, bet kas tame įstatyme mane šiek tiek neramina ir akivaizdu, kad yra neatsižvelgiama į rūdininkų bendruomenę, į savininkus, kurie turi rūdininkuose ar aplink rūdininkus savo nuosavybę. Tai šito įstatymu supaprastinama inžinerinių statinių ir įrenginių statyba ne poligono teritorijoje. Atkreipiu dėmesį, tai kitaip tariant, šalia poligono teritorijos.
Ir va, tuos inžinerinius statinius ir įrenginius iš esmės galima bus supaprastintai statyti. Iš esmės nereikės net gauti statybos leidžiamo dokumento prieš pradant statyti. Supaprastintas teritorijų planavimas. Iš esmės nereikės tam tikrų teritorinio planavimo dokumentų rengti. Valstybės sklypai išnuomui be aukciono vyriausybės nustatyta tvarka. Na ir žymiai palengvintas žemės paėmimas visuomenės poreikiam. Tai visiems, kas yra tame regione, turėkit minty, kad Seimas iš tiesų gana drastiškai keičia savininkų teises ir tų asmenų, kurie ten gyvena, teisės bus gerokai suvaržytos. Tai rekomenduoju dar svarstymo praėjo stadiją, dar per priėmimą jau gana sudėtingą statymą taisyti, greičiausiai jisai bus netrukus ir priimtas. Atkreipiu dėmesį, kad pasižiūrėtumėt, iš tiesų sąlygos gerokai pasikeis. Beje, mano supratimu, kai kurios tos sąlygos tikrai yra nereikalingos, nes suprantu, kad reikia skubinti statybas tam tikras, kiek tai liečia patį poligone vykstančias statybas viskas tvarkoja, bet kiek tai liečia ne poligonos teritorijoje, tai čia šiek tiek neramina, nes tai gali paliesti neapibrėžtą ratą asmenų, savininkų ir nežinia, kaip vis tik tai kokias pasiekmes sukels tiem asmenim, jeigu reikėtų kažko tai statyti, daryti ar paimti žemę visuomenės poreikiams. Tiek apie priimtus įstatymus ir tiek apie svarstytus. Beje, apie mokesčių įstatymus, kurie buvo svarstyti, kalbėsiu pačioje pabaigoje, todėl dabar nutraukiu svarstymus, pereinu prie naujų įstatymų, kurie teikiami tik taip. Tai yra tik tokia informacija jums, kad žinotumėt, į ką reaguoti, nes po pateikimo stadijos kaip tik yra ta stadija svarstymo, kada per svarstymą iš tiesų turėtų būti išklausomi visų žmonių, visų suinteresuotų grupių ir asmenų aspektai, abejonės ir siūlymai. Tai va dabar reikia į tuos po pateikimo įstatymų iš tiesų reikia skubiai reaguoti, nes vėliau gali būti jau vėlu. Čia aišku, aš taip apibendrintai sakau, kad paprastai privalo būti pagal Seimo statutą visi išklausyti, pavyzdžiui, mokesčių aspektų, kuriuos mes priminėjom mokesčius Seimas praeitą savaitę. Tai dėja, bet verslo organizacijos net nebuvo išklausytos ir kelia klausimą apie statuto pažeidimą ir net pradėtas kreipimasis pateiktas į etikos komisiją, galvojant, kad galbūt svarstant mokestinius įstatymus, apie kuriuos aš kalbėsiu pačioj pabaigoje, kaip sakiau, buvo padaryti etikos pažeidimai. Taigi, kokie buvo pateikimai? Ilgai diskutuotas sveikatos sistemos įstatymų ir sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas. Trumpai neįsiu labai giliai, tiesiog atkreipiu dėmesį, kad pateikimas įvyko, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra privačiose įstaigose turėtų būti teikiama be priemokų, jeigu už šitas paslaugas atlygina valstybė iš atitinkamų fondų. Tai daug čia buvo diskusijų, privatus sveikatos apsaugos teikėjai kalba apie tai, kad tokiu būdu bus sunaikinta privati medicina. Iš kitos pusės viešųjų paslaugų teikėjai ir ministerija teigia, kad tokiu būdu bus sumažintos eilės valstybinėse gydymo įstaigose. Ir taip pat bus sulyginamos sąlygos tarp privačių ir viešųjų įstaigų paslaugų teikimo, sveikatos paslaugų teikimo. Reikėtų atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų aspektą, kad sąlygas reikėtų vienodinti, tai yra akivaizdu, bet toks griežtas draudimas apskritai neturėti jokių priemokų arba neleisti privačiom įstaigom rinkti užmokestį už jų suteiktą paslaugą gali prieštarauti konstitucijai, todėl jau dabar aš žinau, kad yra registruojamos pataisos, kuriuose būtų nustatyta, kad už tam tikras paslaugas vis tik tai priemokos galimos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nori pasirinkti geresnį lęsčiuką ar ne regėjimui, arba pavyzdžiui, jeigu nori klausos aparatą kitą pasirinkti, negu kad yra atlyginamas iš sveikatos draudimo, tai jau dabar yra taisomas, tai dabar pats momentas ir pats laikas yra teikti į šį įstatymų projektą pataisas, pasiūlymus, tam, kad jis būtų toks, kad iš tiesų tenkintų visas suinteresuotas grupės ir sumažintų eiles valstybinėse sveikatos sistemos įstaigose. Dar vienas svarbus įstatymų projektas, galbūt ne kiekvienam žmogui tiek svarbus, tačiau valstybinė prasme iš tiesų labai svarbus finansų prasme. Tai papildomas savanoriško pensijų kaupimo įstatymas pakeistas ir esminis dalykas yra, kad išplečiamos galimybės pensijų fondų pinigai, kurių yra netoli 10 milijardų eurų, teisė investuoti juos į Lietuvos vertybinius popierius
praplečiamos tos teisės, investuoti į išvestinės finansinės priemonės Lietuvoje ir į Lietuvos nekilnojamą turtą. Tai yra tikrai gerai, aš apie tai kalbėjau per prezidento rinkiminę kampaniją, kad yra tikrai labai daug turto Lietuvos žmonių, kurį mes investuojame užsienyje, į užsienio vertybinius popierius, į užsienio rinkas. Lietuvoje, jeigu aš neklystu, paliekamos investicijos 14% lygmenį, tik tai. Kitos valstybės užsienio reikalavimus net nustato, koks procentas mūsų visų pinigų turi būti investuojamas toje valstybėje, ar ne? Na, tarkim, aš suprantu, kad negalim viso 100% investuoti Lietuvoje, nes būtina diversifikacija, nedaug dievė, jeigu atsitiktų bankrotas ar kažkoks tai nemokumo rizika, tai turim tiek išdalinti, diversifikuoti investicijas, kad, na, iš esmės neprarastumėm tų savo investuotų lėšų. Bet tam tikrą dalį nustatyti, ar 20%, ar 30%, kad privalo būtų investuota Lietuvoje, tikrai galėtumėm tokią normą nustatyti. Čia kalba tik apie antros pakopos pensijas, pensijų sukauptas lėšas, aš kalbu taip pat ir apie visą sodros rezervą siūliau. Sodros rezervę mes turime iš 3 milijardų eurų taip pat. Ir paklausiau ministro apie tai, kiekgi ir kodėl mes, pagirdamas patį projektą, nes tai mano programoje buvo įrašytas, jisai džiaugiuosi, kad ministerija teikia tuos projektus, kuriuos jau reikėjo pateikti prieš 10 metų, bet bent jau reaguoja. Tačiau klausiau taip pat ministro, ar numatys ir ketina numatyti procentinę dalį, kurią privaloma investuoti Lietuvoje, ir štai kaip tai atrodė mano klausimas ir atsakymas. Ačiū ministrė, iš tiesų apie tai, kad reikia sudaryti sąlygas fondam investuoti Lietuvoje, kalbam jau turbūt keletą metų. Ir ačiū už jūsų įstatymo projektas, kuris liberalizuoja sąlygas investuoti į Lietuvą. Žinoma, tai yra susijęs su rizika, likvidumo rizikom, tą reikia aiškiai irgi suprasti. Bet Lietuvoje veikiančių pensijų fonduose sukaupta 9,4 milijardo ir tik 1,1 milijardo yra investuota į Lietuvą. Visa kita investicijos išeina į užsienį, tai yra apie 12%. Mano klausimai. Ar jūs nemanote, kad reikėtų įstatymą nustatyti tam tikrą limitą, kiek vis tik tai pensijų fondai turėtų investuoti Lietuvoje? 20%, 25%, kažkokią tai dalį. Ir antras klausimas susijęs su sodros rezervu. Mes sodros rezervą turim daugiau nei 3 milijardus eurų. Ar jūs negalvojate, kad ta pati schema, kuri yra naudojama su pensijų fondais, turėtų būti naudojama ir su sodros rezervų, kurį galėtumėm taip pat investuoti Lietuvoje ir taip didinti bendrą vidaus produktą? Ačiū. Atsakydamas į pirmą dalį, sakyčiau, kad bent jau šiuo metu, o galbūt ir ilgesniai perspektyvoje, aš nepritarčiau siūlymui įvedinėti tam tikrus limitus investavimo pagal geografinį požymį. Mes esame numatę tam tikrus ir į įstatymą įmontavę tam tikrus limitus investicijų, na, sakykime, kad ir į tą patį nekilnojamąjį turtą. Bet šitie limitai, jie tarnauja tikslui užtikrinti investicijų saugumą. Kad, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kainų burbulas nesudaužytų viso pensijų fondo turto. Tai investavimas turi būti tinkamai diversifikuotas. Tai rodiklis, kiek investuoti kažkur kaip maksimalus rodiklis, jisai pateisinamas šitoje schemoje, bet kaip minimalus tikrai ne. Dabar dėl jūsų samprotavimai dėl sodros lėšų, sodros rezervų ar kitų valstybės rezervų investavimo tikrai labai vertingi. Manau, mes turėtume vyriausybėje pagalvoti šitą kryptimį. Toliau kalbu apie pateikimus, tai yra KGB vėl išviešinimas. Keistas labai atrodytų projektas, nes iki šiol visi galvojame, kad KGB bendradarbiai buvo arba prisipažinę, arba neprisipažinę. Neprisipažinusius turėjo valstybė išviešinti, buvo net atskiras tinklapis, taip, KGB veikla Lietuvoje, ten daug duomenų, daug asmenų. Na, o kiti, kurie prisipažino, jų duomenys buvo iššaldyti, įslaptinti 75 metam ir dabar kaip tik vyksta diskusija, yra jau pateikimas įvykęs Seime, kad panaikinti šitą reikalavimą, kurį pats Seimas, beje, su tais pačiais iniciatoriais dabar naikinti tos 75 metus, patys jie jį ir įslaptino. Bet džiaugiuosi, kad vis tik tai grįžtam atgal ir norima tuos 75 tos prisipažinusius išviešinti vis tik tai. Bet pasirodo, ir nežinau, nes kilo ginčas Seime ir mes neturim atsakymą, aš pat neturiu atsakymą, lyg tai yra ir trečias sąrašas.
Tai yra neprisipažinusių, bet kurių negalima išviešinti ir kurie nebuvo išviešinti. Tai pateikimo stadijoje pritarėme ir įstatymas pateiktas, kad išviešinti ir tuos, kol kas vyko salėje ir net ir užkulisio diskusijos, ar tikrai yra toks sąrašas, trečiasis, kuris neprisipažinusių, kuris nėra išviešintas, laukiam dabar atsakymų ir viskas nusikels į komitetą ir matysim, svarstysim. Aš esu už tai, kad išviešinti absoliučiai visus, nedarant jokių skirtumų, o kiek tai liečia prisipažinusius, tai tikrai reikia išviešinti valstybės tarnautojus, politikus ir buvusius politikus ir su jais susijusius asmenys. Tai tikrai turėtumėm tokį skaidrę valstybę, galų gale užbaigtam tą raganų medžioklę, kuri tęsiasi nuo nepriklausomybės atgavimo. Dar toks svarbesnis galbūt lyg ir nedidelis pakeitimas, bet tikrai svarbus. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas taip pat pateiktas, galbūt toks smulkus pakeitimas, bet manau, kad labai svarbus kai kuriems. Tie, kurie turit saulės elektrinės, įsirengę patys namuose, arba jeigu turite nuotolinės, arba kitaip gaminat elektrą patys, tai gaminantis vartotojai, atsižvelgdami į leidžiamą generuoti galią ir pagaminantis elektros energijos tam tikrą kiekį, siūloma, kad jiems leisti sukauptą elektros energijos kiekį perleisti sutuoktiniui, partneriui ar artimiems giminaičiams. Iki šiol to nebuvo galima padaryti, toks labai neblogas mano supratimu pasiūlymas, į kitą objektą perkelti sukauptą energijos kiekį. Pateikimą praėjo, matysim, kas bus svarstymo stadijoje. Dar vienas irgi svarbus, galbūt nemažai grupiai gyventojų įstatymo projektas pateiktas dėl gėlo požeminio vandens, dėl gręžinių. Taigi tie, kurie turi gręžinius, jie turėjo, žinote, juos įteisinti iki 25 metų balandžio 30 dienos. Dabar yra pateiktas įstatymas, iš esmės, jeigu taip trumpai pasakyt, atidėti teisę, įteisinti juos iki 27 metų gegužės 31 dienos. Jeigu labai eiti detaliai, ten šiek tiek sudėtingesnios normos ir šiek tiek užtrukčiau, bet pati logika, kad dar vis bus galima įteisinti, dar vis bus galima išvengti baudų, administracinių nuobaudų ir dar vis bus galima pateikti savivaldybei prašymą, kad registruotų tokius vandens gręžinius, o savivaldybė turės teisę nepritarti tik tuo atveju, kai gręžinys yra viešo vandens tiekimo teritorijoje, kurioje įrengta ar įrengiama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra. Taip kalba projektas, jis yra dabar pateiktas, dabar vyks svarstymas, tai pats laikas, jeigu jūs turite gėlo vandens gręžinį, turėkit minty, kad tas projektas svarstomas, domėkitės jo ir reaguokite, jeigu turite pasiūlymų. Ir projektas, kuris buvo pasiūlytas, tačiau išbrauktas iš darbotvarkės. Vadinosi jisai ribojamų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą įstatymas. Kitaip tariant, tai kalba yra apie nacionalinės sankcijas. Po šito projekto išėmimo iš plenarinių posėdžių darbotvarkės kilo diskusija, mačiau Šimonytė per visas televizijas analizuoja ir mačiau ir Gentvilas kalba apie tai, kad čia jau Lietuva nebekovos su Rusija ir čia rodo savo kitą kryptį ir taip toliau. Visiškas melas, aš drąsiai galiu pasakyti, kad šie asmenys neskaitė to įstatymų ir jį komentuoja, nes įstatymas, mano supratimu, yra žemiau kritikos ribos. Kalba eina ne tik apie individualias Lietuvos sankcijas, kurias Lietuva, jeigu ES nebeįvestų sankcijų, įvestų pati Lietuva. Kitaip tariant, į Lietuvą galėtų, aš jau tą esu minėjęs ne kartą, tos pačios prekės patekti per kitas valstybės, norima uždrausti tą daryti, tačiau mano supratimu to neleidžia ES padaryti, uždrausti tokių visų prekių importo draudimo ir visų pirma reiktų tada gauti iš ES sutikimą, kad tai bus, Lietuva galės riboti visų prekių, kurios yra baltarusiškos ar rusiškos kilmės ribojimą, bet čia būtų tik dalis to ir jam dar būtų galima užsimerkti. Jau Lietuva tiek milijonų, turbūt jau šimtais milijonų yra
ištaškiusi su Kinija, su šitom sankcijom visokiom. Bet dar kas yra įdomiau, ir tai yra baisiausia, ko nėra skaitę šie asmenys, apie kuriuos minėjau, ir kurie komentuoja visur televizijose apie čia Lietuvos pokytį ir kas čia įvyks, tai yra, kad sukūriamas asmenų sąrašas, toks, kokį Kasčiūnas ponas pavadino nelojaliais asmenim, šitam asmenų sąrašui bus uždrausta valdyti savo turtą. Turiu minty lėšas komerciniuose bankuose ir kitą turtą. Jis bus įšaldomas. Jeigu būtų kalba tik apie Rusijos piliečius ir Baltarusijos piliečius, visi sutartumėm, kad galima apie tai svarstyti ir galvoti, kaip tai sureguliuoti. Bet kalba eina, cituoju, arba su tais asmenimis susijusiais Lietuvos Respublikos piliečiais, kurie bus susiję su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais. Tiek fiziniais, tiek juridiniams asmenims. Ir šitą sąrašą beje sudaro Užsienio reikalų ministerija, ministras teikia vyriausybei, vyriausybė patvirtina ir įsigalioja šitiem asmenim draudimas valdyti turtą, realiai įšaldomas jų turtas esamas. Tai kaip ponas Kasčiūnas pasakė ir jūs matėte, kad nelojalius piliečius reikėtų šaudyti, tai štai jums šitame įstatyme projekte pateikiamas nelojalių piliečių sąrašas. Ta sakau drąsiai, dėl to, kad nereikia jokios teismo sankcijos, kad šitiem asmenim būtų pradėtos taikyti sankcijos Lietuvos Respublikos piliečiams tame tarpe. Ir nusprendžia dėl to Užsienio reikalų ministras vyriausybei pritarus. Tai taip, kaip yra suformuluotas šitas įstatymų projektas, tai yra praktiškai perkeltos pono Kasčiūno citatos į įstatymą, tik tai tiek, kad kol kas nešaudoma, bet uždraudžiama valdyti turtą ir jis yra iššaldomas. Ne veltui šitą įstatymą atsiėmė iš darbotvarkės vyriausybė, kol kas kalba eina apie tai, kad atsiėmė dėl to, kad kol kas mūsų regione mes tik vieni norim nacionalinės sankcijas dėl prekių įvesti ir premjeras sako, jeigu jau įvedinėti sankcijas prekiams, tai turėtų bent jau valstybių grupė, mūsų va čia tą pasienio svarstyti visos ir be to reikia sulaukti ES sprendimo. 26 dieną birželio bus Europoje susirinks ministrai ir spręs, ar įvesti naujas sankcijas ar neįvesti naujas sankcijas. Ir tik po to svarstyti. Bet aš matau, kad šitas įstatymo projektas yra įtrauktas į sekančios savaitės darbotvarkę. Taigi dėmesio sekančią savaitę mes galime svarstyti apie nelojalių piliečių sąrašą. Ir visai pabaigai, kadangi daug buvo svarstyta ir kalbėta apie tai, apie mokesčius. Kokiegi buvo priimti mokesčiai, tiksliau apsvarstyti mokesčiai ketvirtadienį ir antradienį, dabar ateinantį antradienį, jie turėtų būti, mano supratimu, bus priimti dėl to, kad mokesčių reforma eina tokiu gana buldozeriniu principu, jokių pataisų, jokių pasiūlymų. Iš principo valdantieji, kiek tai liečia šitus mokesčius, apie kuriuos dabar kalbėsiu, neišgirdo. Tai yra, atsiranda negyvybės draudimo įmokų mokestis 10% visoms negyvybės draudimo įmokų rūšims. Tai jeigu draudžiatės bet kuom, kas nėra gyvybės draudimas, plus 10%, išskyrus civilinės atsakomybės sutartims. Turiu minty automobilių, automobilių draudimas, civilinė atsakomybė. Transporto draudimui nebus taikomas kol kas, yra nustatytas nulinis tarifas, bet pažadu jums jau tą sakiau, tai yra laikina. Aš beveik tikras, kad po kokių metų ar pusantrų bus pakeista ir čia ir sakys, ir transporto civilinės atsakomybės draudimui taip pat įvedam 10%, tiesiog nenorėjo sukelti triukšmo įvesdami dabar 10% visoms negyvybės draudimų rūšims, o ta, kuri populiariausia, kol kas jie padeda į šoną ir ateityje, aš beveik tikras, kad jisai bus apmokestinamas labai pakankamai greitai per kelius metus. Antras dalykas, kas priimta, pelno mokesčio, tiksliau, kas apsvarstyta ir kitą savaitę bus priimta, tai pelno mokesčio tarifas juridiniam asmenim pakeliamas nuo 16 iki 17%, lengvatinis tarifas nuo 6 iki 7%, toliau pridėtinės vertės mokesčio įstatymas pakeistas, atsisakoma lengvatos šilumos energijai, tai yra šilumai bus taikomas normalus, tas jau didelis tarifas, malkoms lygiai taip pat, o lengvatinis tarifas iki šiol taikytas nuo 9 pakeliamas į
12%. Na ir akcizų įstatymas pakeistas. Akcizų įstatymus įvedami nauji akcizai, tai vadinami saldiesiems gėrimams. Nepainiokit su akcizu cukrui, čia nieko panašaus su to neturi. Kalba eina tik apie saldžiuosius gėrimus ir kai kalba apie sveikatą, kad čia bus sveikiau, gyvensim ir taip toliau, tai yra melas, dėl to, kad cukraus netakoja. Reiškia, visuose produktuose akcizų įstatymas ataka nukreipta tik tai į gėrimus. Ir kas dar įdomiausia, kad maža to, kad jie bus apmokestinami akcizais saldieji gėrimai, bet su dirbtiniais saldikliais gėrimai bus apmokestinami mažesniu akcizu negu kad gėrimai su cukrumi. Kitaip tariant, esu tikras, kad gamintojai pradės gaminti pigesnius gėrimus, kuriuose bus vietoj cukraus įdėtas dirbtinis saldiklis. Jeigu norit pasakyti, kad bus sveikiau nuo to gyvensim, aš tikrai tuo stipriai abejoju. Na ir visai pabaigai kalbėjau apie mokesčių reformą, aiškiai, ir pasakiau, kad mano supratimu visa šita mokesčių reforma, kuri buvo jau apsvarstyta ketvirtadienį ir, kaip minėjau, pirmadienį, tęs pačius svarbiausius mokesčius, gyventojų pajamų mokestį, nekilnojamo turto mokestį. Mano supratimu, jinai yra ydinga, mes keliame didelę riziką šituo mokesčiu ir tie, kurie dar nematė, aš kalbėjau apie tai Seime, pavyzdį daviau su visiškai neseniai padaryta akcizo reforma dizelino kurui, kur valstybė patyrė 31 milijoną eurų netekti visų biudžeto pajamų. Liūdna, bet net pakėlus mokesčius reikia suprasti, kad galima nesurinkti planuojamų pajamų. Vietoj pakeltų mokesčių kentės gyventojai, bet biudžetas taip pat gali nukentėti. Štai ką kalbėjau Seimo plenarinių posėdžių salėje, o tie, kurie šitą mano jau išstojimą ir kalbėjimą girdėjote, viso gero, iki kitų apžvalgų. Gerbiami kolegos, darant kiekvieną reformą yra būtina pasvarstyti ne tik apie jos tikslą, bet ir apie pasekmes, apie rizikas. Būtina įsiklausyti į aplinką, būtina matyti pasaulio ekonomikos tendencijas. Šitą reformą darydami, jeigu jūs pažiūrėtumėte apskritai į aiškinamuosius raštus, juose yra tik tai prezumpcija, kad tai, ką renkam, surinksim dar daugiau padidinę mokesčius. Bet turbūt labai gerai žinote, kad padidinus mokesčius neretai galime gauti visiškai priešingą rezultatą. Ir mano įsitikinimu šita mokesčių reforma ir turės tokį poveikį, kad mes turėsime neigiamą rezultatą mokesčiuose ir nesurinksim tiek, kiek planuojama surinkti. Ir tas gynybos biudžetas, gynybos fondas, kurį planuojame, jisai baigsis niekuom. Kadangi svarstome akcizų įstatymo pakeitimus, aš noriu Jums pateikti pavyzdį iš dabartinės reformos, kurioje mes gyvenome, tai yra akcizo dizelino kurui pokytį ir ką mes turime. Ir jūs skaičiais pamatysite tai, ką Finansų ministerija mums neatskleidžia, man atskleidė dalį, aš pats išskaičiavau ir pateiksiu Jums duomenis. Štai žiūrėkite, akcizų mokestis dizelinui iš tiesų kovą ir balandį buvo surinktas didesnis vien dėl to, kad akcizas buvo padidintas, nepaisant to, kad bendras pardavimas dizelino sumažėjo ženkliai. Tai štai aš imu vasarį, kovo, balandį, vasarį minus 13 akcizo bendras surinkimas, kovo plus 2%, balandį plus 4%. Kas įvyksta toliau? Kaip atrodo dizelino pardavimai? Štai jūs matote dizelino pardavimo kritimus. Vasaris minus 31, kovas minus 19, balandis minus 17, beveik minus 18. Kitaip tariant, mes turime drastišką dizelino pardavimo kritimą. Dabar žiūrėkit, aš paėmiau tai, ko Finansų ministerija neatskleidžia. Pridėtinės vertės mokestis nuo dizelino. Mums sakoma, kad įvedus dizelino akcizą padidėjo biudžeto surinkimas. Tai yra melas. Biudžeto surinkimas sumažėjo. Dėl to, kas nieks neatskleidžia, kas atsitiko su PVM-u. PVM-as vasarį minus 31%, kovą minus 20%, balandį minus 20%. Ir dabar pasižiūrėkite bendrą 3 mėnesių vasario, kovo ir balandžio rezultatą. Mes kalbam apie nekilnojamo turto mokestį, iš kurio tariamai gautum ten 20-30 galbūt milijonų. Kalbam apie kitus mokesčius. Per 3 mėnesius bendras rezultatas
biudžeto nesurinkimo vien dėl to, kad mes padidinome akcizą dizelino kūrui yra minus 31 su kapeikom milijono. Ir tada kreipiuosi į visus čia sėdinčius. Kas atsakys už tokią reformą, kurioje mes esame neigiamoj situacijai? Mes nepadidinę mokesčius, skurdiname savo piliečius, verslai automobilius kūrą pilasi užsienyje, Lenkijoje, o piliečiai moka padidintą kainą ir dargi nesurenka mokesčių. Mes turime minus 31 milijoną. Mano klausimas, va dabar mes darom dar vieną mokesčių reformą. Kas atsakys, jeigu po 2 metų, 27 metais mes turėsime ekonomikos kritimą ir bus rezultatas toks pats arba panašus kaip čia. Minus mokesčiai, kuriuos surinkom čia. Ačiū kolegos ir linkiu per savaitgalį ypatingai pagalvoti, ar mes darome išmintingai, didindami mokesčius šioje geopolitinėje ir ekonominėje situacijoje.